nusprendžiau, kad jeigu parinkinėjant variklį, tai kuo daugiau padaryti, kas nekainuoja, bet padės variklio darbui. Tai vienas dalykas yra alkūninis velinas. Jisai yra identiškas, kiek žinau, ir 45 atrodo toks yra, ir 49 ir šitam 66 kubų varikliui, kas nėra optimalu dėl to dalyko kaip balanso faktorius. Aš žinau pavadinimą tik tokį ir realiai kas kaip ten tiksliai negaliu pasakyti. Čia yra galima sakyti atskira mokslo šaka, bet optimalus balanso faktorius turėtų išeiti nuo 55 maždaug procentų iki 60 kažkiek. Čia viskas priklauso nuo to, prie kokių apsukų mes norim, kad būtų vibracijos mažesnės. Tai paskaičiuot galima pagal šitą formulę. Tai yra švaistiklio masė ant svarstyklių su adatiniu guoliuku plus stūmoklio masė. Tai stūmoklio masė yra stūmoklis su viskuo. Stūmoklis, žiedai, fiksatoriukai, dar kažkur kitas yra. Pirštas irgi taipogi. Geriausia šitam darbui būtų svarstyklės, kur sveria 100 gramų tikslumu, bet turiu šitas tik tai, kur sveria po 1 gramą, su jom irgi išsiversiu, nes dabar tikrai nėra optimalu. Sveriant švaistiklį reikėtų, kad jis būtų vienoj plokštumoj. Ir mūsų rezultatas yra 37 gramai. Irgi pajudinus gali būti daugiau, pavyzdžiui, kitoj pusėje 40 išeina, tai paimsiu kokius 38 irgi. Stūmoklis sveria 98 gramus viskuo. Ir stūmoklis sveriant dar papildysiu, kad nereikia pridėti adatinio guolio. Ir gaunam 42 gramus, 42,8 gramus. Ir ką su tuo rezultatu daryti, tai ant alkūninio velino užsidedam guolius, jį pakabinam, kad jis galėtų laisvai suktis, ir originaliai jisai nenori visiškai niekur suktis, nes yra gerokai išbalansuotas. Taigi mes pakabinam apačioj 43 gramus ir jis turi vis tiek niekur nepajudėti, o nepajudėti todėl, kad išgrėžiam pakankamai skylių, kad jo tas balanso faktorius pakiltų ir alkūninis realiai palengvėtų. Tai maždaug pagal internetą šitose vietose, čia ir čia, kiaurai skylės maždaug tokio diametro, ir čia nepilnai kiaurai, nes stovi guolis šitoj vietoj. Geriausia tai daryti, aišku, būtų su gręžimo staklėm, bet tokių neturiu, tai bandysiu su drėlė išdirbti. Ir žinoma, reikia užsidengti guolį. O šitos guolius iš viso nusimti, jeigu jie dar kažkiek geri. Jeigu tai darysit, tai įsikiškit kažką tarp alkūnio pusių, kad žymėdami su vinimi arba su vinimi arba su diubeliu arba su tam skirtu įkalčiu nesuspaustumėt alkūnio dviejų pusių, kas būtų negerai. Ir gręžiant aš šiek tiek paimu tokio tepaliuko, žodžiu, VD tinka, bet kas tokio, kad grąžtas šiek tiek aušintųsi. Ir pasižymėjau su izoliacija, iki kokio gylio aš pasitikiu savimi ir nebijau gręžti. Kaip manot, nelabai. Iki tiek įgręžęs žinosiu, kad tikrai nekliudysiu guolio. Kitose pusėse gręžiant jau bus galima gręžti kiaurai. Bet iš pradžių irgi nereikėtų skubėti kitų tų dviejų skylių padidinti iki šito 10 mm diametro. Gal dar neprireiks tiek daug. Ir va, prisigręžiau skylių. Ką sužinau, tai kad labai sudėtingai yra uždengti švaistiklio guolį apatinį. Sakykim, bus gerai ir taip. Išsiplaus tikiuos. Tai va, čia 6,5 mm daro skylės yra. Čia 10 ne iki galo. Galbūt net nereikės šitų iki 8 arba 10 padidinti. Pabaigiau dabar valyti viską ir vėl ant guolių pakabinau. Kaip matom, dabar jau savaime jisai toli gražu tikrai nenori centruotis, nes iš pradžių buvo, kad kokioj pozicijai palieki, tokio jis ir lieka, o čia dabar jau matosi, kad tikrai jis kažkiek yra balansuotas. Taigi dabar kabinu svarelius. Priartinsiu galbūt. Alkūninis velinas.
pajudintas, jisai kaip ir į savo vietą grįžta. Tai čia kaip namų sąlygams, sakykim, tokiam varikliui mažų apsukų palyginus šitas variantas tinkamas yra ir dabar reikia nusikabinti svarelį ir pažiūrėti maždaug kokia jo masė. Jo masė yra 45 gramai. Ir paskaičiavimui naudojam... Ką mano pieštukas? Ir paskaičiavimui naudojam šitą formulę. Tai yra M1 čia yra tik švaistiklio masė be guolio, matuojant taip pat horizontaliai, plus M3 tai yra užkabinta masė, šiuo atveju 45 gramai. Visa masė tai yra stūmoklis, žiedai, pirštas, fiksatoriai, guoliukas taipogi. Ir gaunam 0,56 arba 56% balanso faktoriaus, kas yra iš esmės idealu ir daugiau nieko daryti nėra būtina jau. Pasakiau, kad nieko daryti nėra būtina, iš tikrųjų dar reikia nuimti, kas gręžiančia išsikišimai tie atsirado. Jos irgi reikia pašalinti, kadangi alkūninis greitai sukasi ir oro srautus keltų. Tai bent jau tiek sakė tėtis, o jisai gal kažkiek žino apie dvitakčius.